Folinė rūgštis labai reikalinga organizmui. Visų pirma dėl to, kad jinai dalyvauja DNR gamyboje ir atsistatyme. Taip pat mes žinome, kai trūksta folinės rūgšties, gali išsivystyti mažakraujystė. Folinė rūgštis yra nerekomenduotina, o būtina nėščiosioms, nes gali jų kūdikiams išsivystyti spina bifida, tai yra nervinio vamzdelio neužsidarimas arba netgi gali neišsivystyti smegenys. Todėl nėščiosios, o tuo labiau planuojančios nėštumą, jau turi pradėti vartoti folinę rūgštį. Ir turi pradėti vartoti anksčiau todėl, kad pastojus folinės rūgšties poreikis užauga 10 kartų, o būtent nervinis vamzdelis ir smegenys vystosi pirmas 4 savaites. Kodėl reikia vyrams folinės rūgšties? Todėl, kad folinė rūgštis pagerina lytinį potraukį, erekciją ir turi įtakos spermos gamybai. Spermos būna daugiau, ji būna kokybiškesnė ir spermatozoidų defektų sumažėja 20%. Todėl žmona jums ir rekomenduoja vartoti folinę rūgštį kartu su ja. Folinės rūgšties trūkumas taip pat turi įtakos autizmo spektro sutrikimams. Todėl folinę rūgštį taip pat reikia pradėti vartoti planuojančiams nėštumą ir jau besilaukiančioms. Ir vartoti reikia apie 4 pirmąsias savaitės. Tačiau labai svarbu nepadauginti folinės rūgšties, nes yra tyrimų, kad folinės rūgšties perdozavimas taip pat yra susijęs su tuo pačiu autizmo spektro sutrikimu. Todėl moterys ir vyrai skaitykite instrukcijas ir vartokite tiek, kiek reikia. Kad sužinoti, ar trūksta folinės rūgšties, galima atlikti kraujo tyrimą. Tai yra pakankamai dažnas ir populiarus kraujo tyrimas. Ir jis rekomenduojamas atlikti ne tik planuojantiems susilaukti vaikų, tačiau ir tam tikriems asmenims esantiems rizikos grupėje. Į tą rizikos grupę įeina ir piktnaudžiaujantis alkoholiu, kadangi vartojant alkoholį sumažėja folinės rūgšties įsisavinimas žarnyne, sumažėja jos kaupimas kepenyse bei reabsorbcija inkstuose. O ypatingai folinė rūgštis yra svarbi, jeigu vis dėlto nutraukėte vartoti alkoholį ir išsivysto vadinamas alkoholio nutraukimo sindromas. Tuomet folinės rūgšties koncentracija būna labai maža ir folinės rūgšties preparatus reikia vartoti tikrai didelėmis dozėmis, pridedant ir vitaminą B1. Alkoholį vartojančioms moteriams taip pat būtina folinė rūgštis ir ją vartoti reiktų su vitaminu B6. Tyrimais įrodyta, kad šių papildų vartojimas sumažina krūties ir vėžio riziką. O kai vartojam folinę rūgštį, reikia pasitikrinti, ar jos neperdozavome, kadangi perdozavimas suaugusiems asmenims yra susijęs su žarnyno vėžio padidinta rizika.